Lygiai 3 minutės po 11 valandos su kolega Mariu mes atsilabinam, atsisveikinam ir toliau žygiam į priekį su antradininiais darbais. Pradedame pačią pirmąją be stabdžių programos valandą ir labai smagu po vakarykštės dienos, kuomet nebuvo nei vieno svečio studijoje, mes šiandieną nusprendėm atsigriebti ir, galima sakyti, vėlgi yra svečių diena. Artimiausio pusvalandį siūlau likti kartu, mat mes kalbėsime apie jau 49 kartą vyksiančią fiziko dieną. Kodinis pavadinimas yra FIDI ir dėl to šiandieną pas mus svečiuose fiziko dienos viso organizacinio komiteto pirmininkas Ignas ir organizatoriai Morta ir Justinas. Sveiki, gyvi. Sveiki. Sveiki. Su antradieniu, nežinau, kaip jums ši diena, saulė šviečia, oras neblogas ir FIDI vis artėja. Oras puikus, FIDI jau net per arti yra. Tikėsimės, toks pats geras oras bus ir per FIDI. Mes turim reklamų, kurią transliuojame, jog kas 10 sekundžių fizikas įkala ar įsuka varžtą arba vynį. Čia nėra labai daug melo. Dabar jau net dažniau iš tikrųjų. Dabar jau dirbam pilnu tempu, kiaurą parą, mūsų dirbtuvės užsidaro gal tik tai tada, kai valgom. Tai, sakyčiau, medvaržtis eina kokios pusės sekundės drąsiai. Tai kaip galima pasakyti, kad prieš pat balandžio ar ne pirmąją bus viskas ir užbaigta? Ar planuot anksčiau jau viską sustiguoti ir užbaigti? Užbaigsim gal greičiausiai, kai jau bus prasidėjus pati FIDI šventė. 10 valandą ryto. 10 valandą ryto, jo. Tai nelabai kaip ir mokslams vietos lieka, ar čia dabar kaip? Jei labai noriu, viską spėju, universitetas yra plataus tobulėjimo vieta, tai jeigu nori tik mokytis, gali tik mokytis, mes norim ir mokytis ir daryti didelę šventę. Kiek žmonių dirba prie viso fiziko dienos projekto? Tokių organizatorių turim 29 šiemet. O prisidedančių, ateinančių į dirbtuvės, turinčių idėjas ir visaip kaip galinčių prikišančių rankas yra virš 100, man atrodo, daugiau gal net. Manau, kad taip. Nes ne vien fizikai prisideda ir kitų fakultetų, kitų universitetų žmonės, iš Kauno atvažiuoja žmonės. Ne tik studentai taip pat prisideda prie šventės. Galėtumėt revoliuciją rimtą daryti, tiek daug rimtos jauros turėtų. Gali. Aš iš anksto avansų noriu paklausti, ne už kalnų 50-oji fiziko diena, įspūdingas skaičius, ar apie tai jau galvojat, ar dar sako, dar čia negreitai? Jau pusę dešimtmečio, man atrodo, galvojom kažką apie 50. Šiemet jau pradėjom kažkaip rimčiau irgi rankas kišti 50, tai dabar, kadangi nosis yra 49, tai ši savaitė visiškai pilnu tempu yra tik jai, o 50 jau yra žinom vietą, bus Siemens arenai. Vakarinės dalies vieta yra Jūs jau taip žinoma. drąsiai kalbate, ar ne, apie kitus metus. Fantastika. Jo. Gerai, dar ką nors tada papasakokit. Gerai. Planuojame turėti naują dieną. Rimtai? Taip. Tai, iš tikrųjų, tikimės jau yra pradėti daryti ir brėžiniai, ir daromi susirinkimai, ir žmonės generuoja idėjas, ten koks jis turėtų būti, išmanus, protingas, skraidantis, degantis, vėl nežino, kas bus, bet tikėkimės, kad naują dieną turėsim. Bet klausykit, tai vadinasi, senolis dinozauras, ar ne, šiemet taip gali sakyti, kad tokį paskutinį žygį išvažiuoja? Yra tokia galimybė, jo. Koks jo likimas laukia? Likimas greičiausiai kažkur užmigdysime kažkurioje pagarbėje vietoje, neaišku kur dar, bet jo, supjaustyti, aš į kambarį pasiimsiu, jeigu jau niekur neatsiras. Nemažą butuką turit? Jo, užteks. Dinozauras jau kaip butas gali būti, iš tikrųjų galiu gatvėje gyventi, puikiai tiktų. Arti darbas, visą kitą. Kalbant apie tą pasiruošimą, mes kasmet kalbiname jūsų atstovus. Praktiškai pasibaigus vienai FIDI, praktiškai vos nepradedam ruoštis ir kitai, ar aš neteisus? Taip, po kiekvienos FIDI sakom, FIDI, sakykime, 49 buvo, tai gyvoja FIDI 50. Tai nuo to momento jau yra pradedama ruošti kitoj FIDI, jau kiti organizatoriai ruošiami, idėjas generuojamos, mintis, darbai pradeda vystytis. FIDI ruošiam kiaurus metus iš tikrųjų. Tai gerai, taip dabar pasipasakokit apie viską nuo pat pradžių, apie tą dieninę dalį. Gera diena, balandžio 1, vis viena, ar ne, taip kaip ir galima juokaut, galima ir nelabai. Nuo ko viskas prasidės ir kada? Viskas prasidės saulėtekį prie fizikos fakulteto 10 valandą. Susirinks žmonės, pamatys daug atrakcionų,
grupės, gyva muzika, maistas. Kokiu atrakcionu va šiemet turim įdomesnių? Pernai turėjom labai pasisekusią atrakcioną, tai yra vadinamas 360 laipsnių supynės, kur apsisukė 360 laipsnių. Apsivertė. Tiesiog apsivertė. Aš taip ir galvoju. Tai labai visiems patiko, tai šiemet sugalvojom daryti didesnės. Šiemet turėsim ir mažytės, ir didesnės, bus matyt kaip su didesnėm. Jeigu didesnės veiks, kitais metais dar didesnės matyt darysim. Kas per daiktas yra Porolono jūra? Porolono jūra yra jūra Porolono, kurioje gali maudytis. Tai yra daug Porolono, kur šoki ir vertiesi, ką nori tą darai ir nesusižeidi ir išlipi ir vėl šoki. Čia bus dieninė Italija, ar ne? Čia dieninė, jo. Ta visa graži tradicija 49 kartą atsiprašyti, nuleidus galvą filologių, viskas bus irgi. Taip, žinoma, tai eisena prasideda 13-15 valandą. 15 valandą pajudam nuo Saulėtekio. Ten, kas ateis prieš tai į Fizlendą, tai mes padėsim tiem žmonėm persigabinti į pagrindinę eisenos vietą, tai yra Gedimino prospektą. O tie žmonės, kurie galbūt nebus pas mus Saulėtekį, Fizlendo daly, tai jie gali susitikti mus prie Seimo rūmų. Tai tikriausiai bus apie be 15:04, priklauso nuo to, kaip Dinas važiuos tikriausiai, tai tikėkimės gerai. Garbaus amžių žinom, taip, dabar jau sužinom, kad vis tik paskutinysis gali būti jo žygis. Tai be 15:04 prie Seimo rūmų visi rikiuojamės eisenai, kuri vyksta per visą Gedimino prospektą. Kaip kiekvienais metais eisena irgi kažkiek pasikeičia, atsiranda naujų dalyvių, atsiranda kažko naujo. Tai, nežinau, šiemet turime tokią idėją, kad reikia sukolaboruoti daugiau universitetų, daugiau fakultetų. Tai būtent turėsime taip, bus du fakultetai iš kitų sričių ir būtent jie, kaip mes gražiai pasakome, tai jie ruoš dinozaurą į meilės kovą dėl filologijos. Tai visa tai vyks Gedimino prospekte ir visą šią eiseną vainikuos tas pats atsiprašymas jau prie pačio Vilniaus universiteto filologijos fakulteto, kur ten jau lauks mūsų filologijos ir sutiks mus, pasveikins ir taip. Priminkit apskritai, už ką čia atsiprašinėti reikia? Ką jūs esat prisidirbę? Kad taip, tradiciškai kas metus, taip pat visi būriu įsirengėt į tas atsiprašymo tokius reikalus. Na, senukas mūsų dinozauras prieš daug metų buvo įsimylėjęs vieną gražią filologiją ir bandė ją pabučiuoti ir suvalgė netyčia. Tai ir einam kiekvienais metais. Aš tikiuosi, kad tas jūsų naujasis dinozauras nebus žmogėdra. Mes irgi tikimės. Dar pamatysim, reikės dresiruoti matyti. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį pratęsim. Aš tai po truputėlį mes kapanojamės į priekį ir vis daugiau jums pasakojame apie fiziko dieną, FIDI 49-ąją jau šiemet ir šiandieną pas mus vieši žmonės, kurie tiesiogiai atsakingi už visą šį fantastišką renginį. Žinau, kad jūs esat kiekvienas atsakingas už tam tikrą sritį ir tam tikrą, matyt, kad, darbą, išskyrus, matyt, kad pirmininką. Už viską atsakingas. Pirmininkas už viską atsakingas. Ar pirmininkas buvo renkamas demokratiškais rinkimais, ar buvo paskirtas? Na, kaip čia pavadinus rinkimas iš vieno kandidato? Tam tikrą prasme tai demokratija, vis tiek. Tam tikrą prasme. Tai už ką jūs esate atsakingi? Už ką Justinas, už ką Morta? Tai mano atveju aš esu atsakinga už visą, kaip čia pasakius, reklaminimą, už visą marketingą, už komunikaciją, būtent iš mūsų fiziko dienos pusės. Tai stengiamės, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie FIDI, kad ne tik Vilniaus miestas sužinotų apie FIDI ir šiemet turime tokią puikią galimybę, aš nežinau, ar kiek mūsų klauso kauniečių, bet jeigu turi draugų kauniečių, studentų, tai galite jiems pasakyti, kad šiais metais yra tokia galimybė, kad nemokamai iš Kauno galite atvažiuoti į mūsų dieninę dalį Fizlendą. Tai mes jūs susirinksime kažkur Kaune, kur atsiūsime. Iš tikrųjų, jeigu norite užsiregistruoti, tai galite ateiti mūsų Facebooko puslapį, tai yra fiziko diena. Ir būtent ten yra registracijos toksai kaip linkas, kur galite susirašot visą informaciją, kuri mums reikalinga ir tuomet laukėt patvirtinimo savo elektroniniu paštu, kur ir kada mes jūs pasimsim. Ir taip visiškai nemokamai gali prasiskaidrinti savo šeštadienį. Oras gražus, Vilnius taip pat gražus, fiziko diena iš viso geriausias renginys per visus metus, tai kodėl nepasinaudojus tokią galimybę? Kodėl ne? Justina, jūs
Aš esu atsakingas už vakarinę dalį. Už visą O, organizaciją. už smagybės visas. Taip. Supratau, bet žiūrėkit, jūs kiekvienais metais vis didėjat, plečiatės. Ar nebus taip, kad, po 5 metų, 55-oji FIDI bus jau ir tarptautinė? Atvažiuos iš Lenkijos, Čekijos, Austrijos, Latvijos. Tikimės, fizikų. nereikės tiek laukti, jau šiemet turim svečių iš Italijos, Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos, Lenkijos. Prancūzijos. Aš viską išvardinau beveik jau. Tai Jie yra visi fizikai? Būsimi fizikai, esame Ne, jo, fizikai. studentai, čia yra žmonių šventė, čia ne fizikai. Fizikai rodo per šią šventę, kas tai yra fizika ir kodėl jinai yra nuostabi ir kviečiam visus tai pamatyti. Kodėl yra nuostabi fizika, va? Tada. O ir pradėkime nuo to tokio. Egzistencinis Wow, čia. Būti fiziku ar nebūti? Būti, jo, fizika. Kas fizika yra kūryba, fizika yra kūryba rankom, žinant, ką darai. Apsiskaičiuoji, žinai, ką turi gauti, išgrėži skylę ir gauni tai, ką apsiskaičiavai. Stebuklas, nuostabu. Gerai. Grįžkim prie dieninės dalies. Dar keletą tokių, galbūt įdomybių, dėl ko reikėtų dalyvauti. Įdomybių. Taip. Tai bus scena, pavyzdžiui. Šiemet turėsim įdomią sceną. Scena bus važinėjant. Tai ta pati scena bus ir dieninėje dalyje ir po to išvažiuos į eiseną paskui dinozaurą. Tai bus scena prisukta ant mašinos stogo viršaus. Ir su jie mes važinėsimės po visą Vilnių. Tai čia jūsų darbas, jūs tai padarėt savom rankytėm. Su savo to. Taip. Tie patys fizikai. Ant kokio automobilio tai bus? Renault Laguna. Pirmos kartos. Čia nelabai fizikinis automobilis, bet bala nematė, ką jūs. Gerai. Mašinos vardas Kristė. Matai kaip? Jo, mes visiems vardus dalykams savo duodame. Kristė Renault Laguna. Jo. Moteriškas, toks nelabai moteriškas darbas, susikrauti ant savęs sceną visą. Kristė pajėgs. Pasipuoš, galima sakyti. Gerai. Pakalbėkime apie tam tikrą žaidimą, kurio metu bus galima apkeliauti visus atrakcionus, visus jūsų organizuojamus performansus ir netgi gauti dovanų. Tai taip, vyks toks kaip orientacinis žaidimas, kadangi, Saulėtekį prie fakulteto yra išsidėstę labai daug atrakcionų ir kad žmonės skatint visus juos apeit, mes sugalvojom padaryti žemėlapį ir visų atrakcionų sąrašą. Ir prieini prie atrakcionų, ten kažką padarai, kažką pasilinksmini, gauni štampuką, eini prie kito, gauni štampuką ir tada visus apėjęs skubi atgal į tą mūsų vadinamą infokioską, kur gauni tą iš pradžių lapą. Ir ten parodęs tą lapą gali laimėti prizus, kvietimus į kiną, kas ten toliau, parasparnių, vakarinės Tokie kvietimai. pagrindiniai prizai, tai būtent būtų kvietimai apsilankyti Forum Cinemas šitose kino seansuose, taip pat paskaitimas su parasparniu, gali laimėti tą patį pakvietimą į mūsų vakarinę dalį. Ir turime dar taip pat žurnalų iliustruoto mokslo ir iliustruotos istorijos, tai čia tokie pagrindiniai, manau, prizai. Žinoma, galėsite gauti mūsų atributikos, kurios bus įvairiausios, nuo tušinukų iki medžiaginių maišelių. Tai dalyvauti verta, aplankyti visus atrakcionus šiaip yra įdomu, o jeigu dar už tai kažką gauni, tai to labiau. Iš viso vin-vin. Ir po dieninės dalies jau išsilinksminus, šiek tiek taip jau pailsėjus, visi keliauja vakarą švęsti. Tai dabar atsakingas žmogus apie tą vakarinę dalį, kuri paprastai būna įspūdinga. Taip, paprastai vakarinė dalis būna iš tikrųjų labai įspūdinga, susirenka iki 1000, netgi virš 1000 žmonių. Šiais metais vakarinė dalis vyks menų fabrike Loftas, Švitrigailos gatvė 29. Ir iš tikrųjų renginys prasideda nuo 19 valandos ir turėsim net 15 grupių, todėl visa vakarinė dalis gali prastęsti iki labai ankstyvo ryto, tai yra kažkur iki 5 netgi. Tai planuojat, ar ne? Jo, iš tikrųjų taip ir planuojam. Šiaip pačioj vakariniai bus ne vien tik grupės, turėsime ir atrakcionų, turėsime degantį vamzdį, kad ir kaip tai gali keistai skambėti. Čia tas iš krantinės? Ne, bet iš tikrųjų visai neblogai idėja. Tai tiesiog tai yra vamzdis, kuris dega pagal muziką. Ten viduje yra kolonėlės ir pagal vibraciją, ta prasme, iš jos pjaudamos liepsnos. Ne, čia tik fizikai gali sugalvoti, jo. Yra teisybės, taip. Taip pat turėsime šaškės, kad ir kaip tai gali būti įdomu. Šaškės klube, taip, nieks nedarė, taip. Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Turėsime tradicinius bierpongo stalus,
netradicinį birpongo stalą. Ir netradicinį birpongo stalą. Palaukit, atsiprašau, kas yra? Taip, dabar žinau jau. Supratau, gerai, galima neaiškinti. Turėsime šiaip visokių... O kaip netradicinis žaidžiamas? Netradicinis yra su judančiu priešininku. Ta prasme, kai stiklinės juda. O, nu jo. Ta prasme, ten yra jau gan sudėtingas. Taip, žaidimas, supratau. Bet turėtų būti gan įdomus tą pačiu metu. Tai va, dar turėsime vibruojantį... Vamzdį? Ne vamzdį. Turėsime vibruojantį stalą, ant kurio nuo vibracijos sudarys visokios formos priklausomai nuo dažnio. Tai labiau bus kaip meninė instaliacija, turėsime ir šiaip kitokių meninių instaliacijų. Dinozauras atvažiuos, turėsime visokių lazerių, šviesų ir garso. Man labai įdomu, o kur dingsta tos instaliacijos, visi prietaisai, visi šitie dalykai, kurie paskui nėra naudojami, kur yra slepiami, kur yra tas baisusis, tamsusis išradimų sandėlis fizikų? Na kaip, mes nemėgstame sandėliuoti dalykų, galima sakyti taip. Jūs išardot? Po kiekvienos FIDE, kadangi kiekvienais metais FIDE yra vis nauja. FIDE atsinaujina, nauji žmonės daro naujas idėjas ir nauji atrakcionai. Po FIDE mes turime renginį jau tokį savo didelį ir labai malonų, kai jau viskas baigėsi, užsikuriam didelį laužą. Ne. Šventvagystė, klausykit. Apie bilietus. Jeigu vakarinė dalis iš tikrųjų intriguoja, tai reiktų žinoti, kurios reikėtų įsigyti ir tai dar, kad jie brangs. Taip, tai yra teisybė. Bilietus yra šiuo metu galima įsigyti per tiketa.lt. Taip pat yra galima įsigyti iš studentų atstovybių fizikos fakultete, matematikos fakultete, medicinos ir filosofijos fakultetuose. Taip pat SPMI, tai tarp politikos institutas, kuris Vokiečių gatvėje yra. Griežtai N18 vakariniai daliai. Taip. Kad nebūtų čia paskui pusėserių ir pusbrolių jaunesnių. Taip. O dar apie bilietus, tai tokia yra mūsų įdomi idėja, kad per pačią dieninę atėję žmonės iš tikrųjų turės galimybę nusipirkti įdomiai bilietus į vakarinę dalį. Sakot, įdomiai, man kažkaip taip, kas yra įdomiai? Na, fizikai padaro įdomiai, tai šita idėja tai gal ir būna tokia kaip ir maža paslaptis. Esmė, kad atėję į Fizlandą, žvalgykitės FIDE 49 vakarinės tentų ir ten prie tikrai, manau, turėsite galimybę nusipirkti bilietą, bet ir turėsite galimybę kažką padaryti smagaus pačiam savo. Daugiau informacijos, kaip ir sakėt, ar ne, fizikodiena.lt? Tikrai taip. Ten. Ne, mūsų puslapis yra fide.lt, o jeigu pažiūrėjus mūsų Facebooko paskyrą, tai būtų Fiziko diena ir ten mūsų Facebooko paskyroje, iš tikrųjų, jinai tokia labiau aktyvesnė, ten interaktyvesnė, galima pamatyti mūsų pačių užkulsius, ką mes darom, ką veikiam, kas vyksta, ko nepavyksta padaryti ir panašiai. Tai ten toks mūsų kaip dienoraštis, kiekvieną dieną mes įkeliam kažką naujo, tai va, ten būtų įdomiau. Tai va, jeigu kažkas nori susidomėti, tai būtent tai yra FIDE Fiziko diena, Facebooko paskyra mūsų. Ir dar sėki trumpai koncentruotai. Balandžio 1, kada startas, eiga, finišas ir ko reikia iš visų mūsų mirtingųjų? 10 valandą prie fizikos fakulteto Saulėtekėje prasideda dieninė dalis. Jinai tęsiasi iki 15 valandos, kada visi susėda į transporto priemonės ir vedami dinozauro važiuoja iki Seimo rūmų. Tenai pajuda pėsčiomis iki senųjų Vilniaus universiteto rūmų, atsiprašom filologijų ir susitinkam vakare. 19 valandą, menų fabrike Loftas ir klausomės gero koncerto. Stipriausiai lieka iki 5 ryto. O kas koncertuos, gal gali paskatys? Iš 15 bent 5, nes 15 grupių yra įspūdingas dalykas. Jo, iš tikrųjų taip. Mūsų pagrindinis tikriausiai yra Mesijus, kuris repuoja gan intelektualiai. Tada turėsim Arklio galę, Zioniai, Dr. Jungle ir turėsim DJ Saga. Klausykit, jūs pasikvietėt dar vieną dinozaurą. Taip. Aš tikiuosi, nebus paskutinis jo pasirodymas. Tikimės, kad ne. Tai tiek, manau, linkim gero oro balandžio 1 jums visiems. Ir ačiū, kad atkeliavot. Dėkui jums. Labai ačiū. Iki. Pasimatysim FIDE. Radio stotis Kelyje.